Šiandieną birželio 23. Pirma diena vis tik po 2 savaičių kaip išėjau. Štai priešais mane nauja kamera. Sėdžiu savo mylimiausiai vietelį. Aš ją vadinu apmąstymo kampeliu. O dabar atėjau todėl, kad norėjau pasirodyti, parodyti savo vietą. Jeigu kada netyčia išvažiuočiau, pabėgčiau, kad būtų prisiminimas. 2 savaitės negalėjau išlipti iš lovos ir Dievas dovanojo šią mano nuostabią dieną. Už lango saulutė, šilta, gera, paukšteliai čiulba. Nusipirkau kamuolį, išėjęs pasivaikščiot. Su ta idėja, kad vakare galbūt po pietų išbėgsiu palakstyti su klasiokais. Vis tik tiek laiko jau jų nemačiau. Gal kažį sumėsi. Bus matyti. Oho! Hei! Vyrai! Padaryk pintą kilo. Kokį? Per primatą. Sartis, nesvarbus. Lošiam gašį. Lošiam gašį. Ateik, Lošiam? Gerai. Sakys nemasnu? Dažnai kažką gali galvoti dar kas padaryti. Jo, ką norėjau. Imk kam, imk. Bošė, tu tu neėjai. Ką tu darai? Nestojam, žaidžiam. Taigi gašį. Parodžiu. Taigi nebuvo. Nu, žaidžiam. Krepšyšė. Per daug gerai. Žinojot, žmonės iš tikrųjų yra ganėtinai keisti sutvėrimai. Visi be galo norim būti laimingi, visi norim būti mylimi. Ir kas keisčiausia, kuo toliau, tuo dažniau pagalvoju. Tai kokią velnę mes vienas kitą engiame, ieškome trūkumų, įsidirbinėjame vienas iš kitų. Aš geresnis, aš viršesnis. Juk tai niekad meilės net net. O tu jos nori, tau jos reikia, tau jos trūksta. Visi norim sukurti šeimą, turėti kažką, ko negalėtų sugriauti buldozeris, ko negalėtų nuversti žemės drebėjimas ar kažkas panašaus, ko negalėtų niekas pakeisti. Nejaugi tai sukurs pažeminimas, nejaugi tai sukurs patyčios ar kažkas panašaus. Tai kodėl mes taip elgiamės? Kodėl vieni kitiems į ratus kišam pagalius? Va to aš niekad nesupratau ir tikriausiai nesuprasiu. Taigi žmogus toks be galo keistas padaras. Daugiau ką aš galiu pasakyti. Bet pasižiūrėjus į save, atrodo, stengiasi, atrodo, dirbi dėl kitų. Atrodo, bandai kažką sukurti, bandai kažką pajausti. Tai nesigauna. O tavo kiekvieną suklupimą, kiekvieną klaidą kažkas būtinai turi iškelti į viršų. Parodyti, kad va, tu suklydai. Va, tau šiandien nepasisekė. Ir tikriausiai rytoj nepasisekė. Ir jeigu tu nesugebėsi pats atsistoti ant kojų, tavęs tikriausiai jau nieks nebepastatys. Paliks gulėti ten, kur esi. Wake up, Mr. West, Mr. West, Mr. Fresh, Mr. By himself, he's so impressed. I mean, damn, did you even see? Parašysim žinutę rytoj. Grįžk pas savo Freudų šemilį. Parašysim kelintą rytoj žaidžiam. Ir ką aš prie to pačio norėjau pasakyti. Vis tiek, kad ir kaip mes durnai elgiamės, kad ir kaip tyčiojamės vieni iš kitų. Ir kokią įtaką vieni kitiems darėm, nu pagalvokim po velniais. Juk mes esam vienas ir tas pats. Nebūtų manęs, jeigu kažkada kažkas nebūtų kažko įsimylėjęs. Nebūtų tavęs, jeigu kažkada kažkur nebūtų nukrytęs kažkoks nelemtas akmuo. Ar kada nors apie jį pagalvojame? O vis tik kažkada žmonės gyveno akmens amžių. Iš jo kūrė įrankius.
iš tokio trapaus akmens kaip titnagas, jis kėlė ugnį. Iš esmės iš to įsivystė viskas, ką mes turime šiandien, dabar. Kad ir tas paprasčiausias plaukų segtukas, kurį šiandien radau gatvėje. Tikriausiai paliko viena iš mergaičių žaidžiančių mano kieme. Ar kada nors pagalvojame, kas jį sudaro? Plastikas, metalo lydiniai. Iš kur tai atėjo? Didžiausi, galingiausi, daugiausiai žalos padarantis ginklai. Taipogi, metalo lydiniai, tas pats plastikas. Ir vis tik mes esame viso ko dalis. Kodėl mes turime vieni kitus naikinti? Jok iš daugiau plytų galima pastatyti didesnę sieną ilgesnę. Galima didesnę pilį sukurti, bet ne. Būtinai kažkas tą sieną turi ardyti. Jeigu mes jau pasiekėm nežmoniškas aukštumas, kažkas ištrauks plytą iš pamatų ir jin visa nugrius. Visi kartu žymiai lengviau perplaukti vandenyną, nes mes, būdami kompanijom, galim pasistatyti laivą. Kodėl negalima būti vienu dideliu ir labai šakotų medžių, kuris pasiektų dangų, kuris iškeltų mūsų aukštai, aukštai virš debesų? Kodėl? Taigi siūlau pabandyti pažinti save, pabandyti pažinti savo draugus, parodyti dėmesį. Kartais patys mažiausi darbeliai, kartais patys mažiausi žingsniai gali privesti prie be galo didelės ir ilgos kelionės, kuri galbūt kada nors ir pakeis pasaulį, padarys jį truputėlį šviesesniu, truputėlį lengvesniu ir laisvesniu. Pasaulį su laisvė, pasaulį su svajonėm, išsipildžiusiom svajonėm. Tai tiek būtų šitam kartą. Close both blinds and turn away. Sometimes solutions aren't so simple. Ką? Kaukazas? Kaukazas. Sometimes goodbye's the only way. Tai Armėnija, Azerbaidžianas ir Gruzija. Žinau. Ko palinkėčiau Kaukazui? Turbūt siekti savo tikslų. Yra labai gražių vietų Kaukaze. Kaip? Aš tave tik labai naglai norėjau pasimti mikrofoną, gražiau atrodysi. Tai va, tai norėjau pasakyti, kad viskas gerai, kad Kaukazas tai iš tikrųjų kaip ir Lietuva, ta pati šalis, kad viskas gerai ir kad visi atsipalaiduotų ir negalvotų, kad ten yra kažkokios džiunglės, o čia kažkas labai gero, nes viskas yra taip pat. Ačiū. Gal freedom for all the world! Yay! Your friends all